Sveiki sugrįžę į podcastą su kitokia realybė. Pradedame antrąjį sezoną, dar atviresnį, dar gilesnį ir galbūt dar jautresnį. Šiame projekte kalbame apie žmonės, kurie gyvena su psichologiniais sunkumais, apie tos, kurių kasdienybė kartais atrodo kitokia nei matoma iš išorės. Daugiausia apie depresiją. Apie būseną, kuri atima ne tik džiaugsmą, bet ir energiją, motyvaciją, gebėjimą daryti net paprasčiausius dalykus. Mums svarbu kalbėti be stigmos, be frazių susitvarkyk, išeik prasiblaškyti, galvok pozityviau. Šiame sezone ieškosime nestebuklingų sprendimų, o supratimo. Kalbėsime su skirtingų sričių specialistais ir bandysime atsakyti į klausimą, kaip iš tikrųjų gyvena žmogus, kuris jaučiasi kitaip. Šiandien paliesime temą, kuri dažnai minima kalbant apie depresiją – sportą ir mitybą. Ar kūnas gali tapti sąjungininku, kai viduje sunku? Kur baigėsi pagalba savo ir prasideda spaudimas? Ir ką realiai gali, o ko negali? Apie tai šiandien kalbėsime su mūsų viešne Simona Poškuvienė. Simona yra sporto trenerė ir sveikatinimosi ekspertė. Leidžiamės į pokalbį. Kaip vystėsi tavo santykis su pačiu sportu? Tai mano sporto istorija yra gana tokia ilga, kuri prasidėjo nuo mokyklos laikų. Aš visada mėgdavau kūno kultūrą. O po to mes su mama, kadangi iš Palangos, mes Palangoje pradėjome lankyti džimą. Tai Palangoje tokios kaip aerobikos, grupinių treniruočių nelabai buvo. Žinau, kad merginos vyresnės važiuodavo į Klaipėdą. Mano kelias būdavo ne į Klaipėdą, o į muzikos mokyklą. Tai aš eidavau su mama į sporto klubą, į treniruoklių salę. Ir po jos kažkaip mes gana puikiai tenais įsivažiavom ir po to baigėsi mokslai, aš išvažiavau studijuoti ir atvažiavus čia mano tokia veikla ir buvo, kad aš po studijų iš karto eidavau į sporto klubą. Tai būdavo viena arba dvi treniruotės iš eilės kasdieną, arba po studijų, arba tarp studijų, jeigu yra kažkokių langų. Ir taip pradėjau. Tai, jau galim sakyti, daugiau negu pusę savo gyvenimo sportuoju. Tai va tokia meilė sportui, judesiui, nes kai tu patiri tą judesį, tu supranti, kokias tai tau naudą teikia, kai tu jo nebeturi, supranti, kaip tau yra blogai be jo ir tu norisi vis tiek jaustis vis geriau. Tai ir nesustoju. O man įdomu, tas pirmasis kontaktas, sakai, su mama pradėjai sportuoti, su kokia intencija mama ėjo sportuoti ir su kokia tu ėjai sportuoti, jeigu prisimeni? Ar keitėsi ta intencija sporto? Net nelabai gal prisimenu, ar buvo kažkokio dėl svorio, ar dar kažką tokių svorio problemų mes neturėjom niekada, bet gal buvo tiesiog faina judėti. Okay. Aš žinau, kad mama tikrai buvo labai geros formos ir brolis, prisimenu, man atrodo, net sakė, tada, kai sportavo, buvo, vau, mama gerai atrodo, nors ir dabar neblogai atrodo. Tai gal vėlgi genetika, ar ne, bet sakau, sportas nėra apie svorį, nėra apie ten sumažinimą savo apimčių, bet apie jausmą, būseną ir pačią fizinę gerovę. Mes irgi panašiai manom apie sportą, sakyčiau. Aš tai jo, nes kažkaip irgi buvau pametus tą sportą tokį šiuo laikotarpiu paskutinį kelis mėnesius, nes tiesiog buvo krono liga, opinis kolitas, kitaip tariant, ir gėriau hormoninius vaistus tiesiog, nuo kurių ir taip išaugo svoris ir dar maža kraujystė, nebuvo sveikatos, galva svaigdavo, kai bandydavau judėti, kad ir pasivaikščioti išeit, bet tiesiog buvo ligos simptomai ir dabar, kai viskas praėjo, išsigydžiau, tikiuosi, tai ilgesniam laikotarpiui, tai dabar sportuoju ir prisimenu tą gerą jausmą, kaip gera po sporto, kiek energijos sugrįžta. Taip, jeigu teisingai mes sportuojam, tai mes po sporto turim būti energingi, o ne išeikvoja visą savo energiją, kai išsivelkam ar ne iš sporto salės. Nes jeigu apie sveikatą, tai taip ir yra, kad pasportuojam ir pasikraunam energijos. Būna, jeigu vakare irgi neturim energijos, ir pačiai man, kad būna reikia eiti dar į darbą vakare ir galvoju, o ne, pasilikčiau namie dabar, bet reikia eiti.
Tai grįžti tokia 200+ % energijos pasikrovęs. Vat kaip tik dabar kažkaip ir norėjau paklausti, vat mes projekte daug kalbame apie žmonės, kurie šiaip išsekę dažnai būna, neturi ir fiziškai energijos, ir ypač psichologiškai. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus jaučiasi be energijos, ar kūnas vis tiek gali būti tas pradžios taškas? Va, kaip ir sakiau, ar ne, kad ir pati būna po visos darbo dienos, kad ir grupinės treniruotės, ir laikas su vaikais, ir individualios treniruotės su klientais, atrodo vakarą nebeturi energijos, bet tu save spiri savo, atsikeli, nueini ir tu matai, kaip tau gerai. Visada savo padėkoji. Bet jeigu kalbant apie tam tikrus jau sutrikimus, ar ne, emocinius ten ir panašiai, tai reikia labai atsižvelgti į kokį sportą pasirinkti. Jeigu rinksimės vėlgi labai aukšto intensyvumo treniruotės, kurios dar stipriau užkels kortizolį, tą streso, nerimo ar ne, visą hormoną, tada nėra tinkama. Bet kokios ten 10-15 minučių kažkur pajudėti, išeiti į lauką, ramiai, jau ir būtų daug geriau negu niekas. O iš viso geriausia netgi nueiti į sporto klubą, ten vis tiek yra sportuojančių aura, kažką padaryti, jau yra daug geriau negu nieko, gulėti lovai, nueiti jogą, ramiai prasitampyti, pabūti, paklausyti ir tos ramios muzikos, kurios treneris, kurią užleidžia, ar ne, vėl yra daug naudingiau negu būti tiesiog gailėtis, kad oi ne, aš čia negaliu. Aš įsivaizduoju, iš tikrųjų labai sunku save prispausti ir aš galvoju, jeigu aš nedirbčiau, tikrai daugiau pasimuliuočiau. Ir kartais netgi klientams pasakau, kokie jūs šaunuoliai, kad jūs šiandien atėjot, nes sunki diena, pavyzdžiui, man buvo, aš tikrai neįčiau, pavyzdžiui, šiandien, bet aš turiu ateiti pas jūs. Ir po treniruotės jau tada visada pasakau, žiūrėkite, kaip faina, kad mes atėjom, kaip gerai jaučiamės. Ir dabar vakaras bus geresnis. Ir jeigu neintensyvi treniruotė, ramesnė, kuri nepakelia to viso tonuso ir miegas daug geresnis ar nebus, tai va turim pajausti, kaip mes jaučiamės. Ir galbūt vienam yra irgi sunku pasikelti iš lovos ar ne nuo kėdės tenais ir judėti. Gal bus kažkoks draugas, kuris paims už rankos ir sakytų, davai varom. Davai turim tradiciją kažkokią 2-3 kartus per vakarą ar kas vakarą išeiti pusvalandžiui pasivaikščioti. Tikrai būtų daug geriau negu niekas. O gal, jeigu žinai, galėtum papasakot, kodėl aplamai sportas yra tas vadinamas nuotaikos reguliuotojas, kas ten vyksta pas mūsų? Čia, žinai, kaip dabar irgi kalbėjom, ar ne, kad Rūta irgi tu minėjai, kad po sporto taip jautiesi, kaip gerai, tai tas dopaminas, ar ne, ta tokia padėka savo, tas vadinamas atlygio hormonas, kai tu ateini, padarai ir tada tarsi koks aš fainas, kad aš padariau, kai man dabar gera, didžiuosi savim, tada tas pats serotoninas, ar ne, gaminasi, tas džiaugsmo, laimės hormonas, endorfinai irgi prie to paties yra, tai visa tai. Be to, vėlgi, kiti cheminiai procesai vyksta, kur uždegiminius procesus mažina ir tiesiog visą nuotaiką ir tą socialumą sukuria, jeigu įlankom ar ne grupinės treniruotės. Tai tokia nesivienišas tada, tokia bendrystė. Tikrai, sportas tikrai duoda daug ir tik tiesiog aš suprantu, kad žmonės kartais būna po darbo labai pavargę ir sunku prisiversti. Bet turint kažką už rankos paėmus arba šuns dirželį paėmus, pavadėlį, išėjai tikrai bus gerai. Dalykas, kuris priverčia. Taip. Jo, kartais tiek tai reikia, man pačiai patinka grupinės treniruotės, grupiniai sportai, būtent dėl tos bendrystės man tai dar labiau papildomas laimės ir motyvacijos suteikia, nes žinau, kad prieš kažką tai turiu ateit, atskaitomybę turiu prieš trenerę, tarkim, ir minėjai uždegiminiai procesai, gal irgi galėtum truputį pagilinti, labai įdomu. Jeigu nėra per intensyvus sportas, tai tiesiog tas pakilėjimas, ar ne, mus irgi veda prie to nusiraminimo, kaip mūsų žarnynas veikia, ar ne, tarkim, žarnyno sienelės yra tas pats irgi raumeninis audinys. Ir jisai, kai puikiai dirba, funkcionuoja ir visas tada ir tušinimas visas būna geras ir panašiai. Tai visi raumenys irgi tada daug geriau jie dirba. Ir kai yra raumenys
tvirtesni ir jų yra daugiau negu riebalinė masė, jų metabolizmas viso kūno organizmo yra greitesnis. Metabolizmas tai turi omeny, kad medžiagų apykaita. Tai kuo žmogaus turi daugiau raumeninės masės nei riebalų masės, jo apykaita yra daug greitesnė. Tai va tas uždegimai irgi jie greičiau slopinami yra. Bet jeigu yra per stiprus sportas, ar ne, kada jau tikrai labai skauda raumenis ten 3 dienas, dažnai būna antrą, netgi labiau pasijaučia dieną, labai įvairiai, žiūrint vėl, ką sportuojame. Tada vyksta uždegiminis procesas. Tai tam uždegiminiui procesui vėlgi mes naudojamės mitybos, ne, tam tikrus dalykus. Tai kai vyksta uždegimas raumenyse, atsiranda tarsi plyšis raumenyje ir jį užpildo pieno rūgštis. Ir taip tada tas uždegimas mes turim jį mažinti. Ok, truputį. Man norisi dar labiau pagilinti šitą temą. Tai kalbant apie mitybą ir uždegimus, kaip padėt kūnui atsistatyti per mitybą? Šiaip aš nesu mitybos specialistė, ar ne, bet tikrai labai daug tuo domiuosi ir kaip sporto trenerė aš turiu žinoti, kas yra naudinga organizmui. Tai visų pirma, raumenims yra baltymai ir prieš uždegiminės medžiagos, tai yra omega-3. Ir būna, pavyzdžiui, sako, prieš sportą ir po sporto geriau negerti omegos-3, nes visą tai suvalgys jūsų raumenis ir tada nepateks iki ląstelės. Jeigu norim, kad patektų iki ląstelės ir vyktų ten ląstelinėme lygyje visi procesai, tai mes turim valandą, pusantros, 2 palaukti prieš ir po treniruotės. Tai ta pati žuvis, kiaušiniai ar ne, lašiša, ta pati žuvis, ankštiniai, sėklos, daržovės, visa tai yra prieš uždegiminis maistas. O dažniausiai mūsų mitybai būna mažiausiai prieš uždegiminio maisto. Nes vis laikas skubam, lekiam, greitai kažką užsimesim ir lekiam toliau. Ir po to dienos pabaigoje žiūrim, kad nelabai mes surinkom maistinių medžiagų daugiau kalorijų. Bet maistinių medžiagų ne. Tada vyksta deficitai, sunku keltis irgi iš lovos, ar ne, nes nėra energijos, blogai miegam, visa diena prastesnė ir panašiai. O į tą įvažiuoti reikia tiesiog palaipsniui, stres, pamažu domėtis. Jo, nes ir depresija ta pati dabar yra siejama su uždegiminiu procesu. Susiję yra, randama sąsajų. Taip, tai galiu aš pasidalinti savo istoriją, jau daug kas galbūt žino, bet iš mūsų naujienlaiškių. Tai man tas opinis kolitas su depresija buvo susijęs. Čia yra opinis kolitas, kai žaizdos yra žarnyne ir jos atsirado dėl psichologinių kažkokių momentų, problemų, gal vaikystės traumų. Tiesiog ir man pirmiausia diagnozavo Krono ligą. Dabar opinį kolitą diagnozavo prieš 1,5 metų. Esmė, kad man po kelių mėnesių, kai man diagnozavo Krono ligą, išaiškėjo, kad aš ir depresiją turiu. Tai vienu žodžiu, vienas be kito šitas dalykas nelabai. Dažnai aš, pavyzdžiui, gulėjau ligoninėj dėl Krono ligos ir kas gulėjo su žarnynu susijusiom problemom. Dažniausiai turiu arba mažakraujystę, arba anoreksiją, arba depresiją, kažkokias tokias ligas, kas irgi susiję labai su žarnynu. Tai toks įdomus momentas. Ir pavyzdžiui, kai aš sužinojau, kad sergu, aš kaip tik labai daug, aš aktyvų gyvenimą gyvenau, aš ir šokau, ir buvau šaulė, ir visur dalyvaudavau visokius žygius ir įdomu, ar tai galėjo apsaugoti mano žarnyną, tas sportas tuo metu. Čia gali būti vėlgi mes, atrodo, mes norime kuo daugiau gyvenime visko padaryti, bet kartais iš to persistengiam ir pamirštam iš tikrųjų save, kaip ir dėl savęs darom, bet galbūt per daug išeikvojam, nes nei vienas profesionalus sportas nėra sveikatinimas, ar ne? Tas pats vaikai irgi dabar, ar ne, kaip jie iš mokyklos į būrelį, iš kito būrelio į kitą būrelį ir jiems tas nuolatinis užimtumas vis atrodo reikalingas, bet jie negali net nusiraminti, ramiai pabūti su savim. Tai aš galvoju, kad gali būti, kad per didelė veikla irgi iškelia tokius stresinius simptomus, kur po to pereina į žarnyną,
per didelės veiklos buvimas nespėjom pavalgyti. Valgom irgi tai, kas papuola, mažai skaidulų būna, mažai vandens geriam. Iš to išeina, kad stresas suvalgo mūsų kitus organus, tai skrandis, žarnynas. Irgi yra, taigi tie visi posakiai, ar ne, kaip tenais, jeigu piktas, tai skauda kepenis, jeigu ten daug streso eina į skrandį, o žarnynas, dabar negaliu net pasakyti. Dabar socialiniuose tinkluose labai toks kaip trendas, kur, vat, ką ir minėjai, kad ten širdis skauda, tai tas ir panašiai. Tai... Aš iš seno laikų, žinai, o tai, pavyzdžiui, tulžilė, ar ne? Taip. Tie pasakymai ne iš bet kogi yra. Tai mat, pykstasi dėl kažko tulžilėje. Nu tai žiūrėk į savo kepenis ir tulžį, ten kažkas ten susitvarkyk ir bus ramesnis galbūt. Jo. Tai va, apie žarnyną, o žarnynui, būtinai reikalingi yra būtinos skaidulos, kai jų tenais tuščia nėra, nevyksta visa ta peristaltika, raumenynas nedirba, negali ramiai viskas judėti ir tada atsiranda netgi pralaidus tie žarnynai, ar ne, nes kai pralaidų žarnynas tada praleidžia visą turinį, kas yra žarnų viduje, ar ne, cheminės reakcijas į kraują ir tada vėl kiti procesai prasideda. Tai mes iš tikrųjų esam labai sudėtingas organizmas, bet galvom, kad mes tiesiog paprastas maišelis žarnynas, į kurį užkišim, išeis iš kito galo ir viskas okei, bet ne, taip nėra, iš tikrųjų ir dabar tas maistas mūsų nėra jau toks labai kokybiškas, žiūrėkit, špinatai, pomidorai, plastikiniai, bet juos kaip ir valgyti norisi ir reikia, bet mažai kas pasirenka šakninės daržovės, kas būtų mūsų labai reikalinga, ar ne, tos pačios koliaropės, ten šakninės salierai, ten pastarnokai, morkos, burokai. Va dabar jie mums va tokie reikalingi visą žiemą. Ir jie turi labai daug skaidulų. Kiek laiko rekomenduojama šiaip judėti žmogui per savaitę, dieną, ar yra kažkoks, nežinau? Šiaip yra. Yra tokios gairės, kurių žmonės ne visi gali laikytis, nes žmonės gyvena savo gyvenimus, darbus ir turi šeimas, bet geriausia bent jau 3 kartai per savaitę eiti tikrai sportuoti ir kiekvieną dieną vaikščioti bent 10-15 tūkstančių žingsnių nueiti. Dėl tų žingsnių man visada klausimas buvo, ar juos reikia vienu metu nueiti, ar sudėjus per dieną? Geriausia vienu, nes tada visas rezultatas ir yra tada, kada tas sušylia, ar jeigu greitesnių žingsnių ir tada širdies darbas pasijungia šiek tiek, yra vienu. Bet tai, ką darysi, kad neišeina? Svarbiausia nueiti bent. Pamažu, bent po 3000, 3 kartus per dieną jau būtų irgi visai neblogai. Aš, pavyzdžiui, per dieną irgi surenku mažiausiai 10-15 būna, savaitgalį beveik 20 nuėjom su vaiku, tai ir plus dar treniruotės. Tai yra ką veikti, bet natūraliai tas susidaro. O yra kažkoks sveikas balansas tarp sporto rūšių, 3 kartai per savaitę, ar tai turėtų būti skirtingos sporto rūšis? Visada geriausia yra viską maišyti, kaip sakau. Jeigu maiste visko nemaišom, tai sporte galim viską maišyti. Tai kuo įvairesnis krūvis, tuo yra geriau. Tai ir jėgos turėtų būti treniruočių, ir kardio, ir tada gilių ir mobilumo treniruotės. Tai jeigu 3 kartus pavyksta, tai geriausia jas ir derinti, tarkim. O galbūt kiekvieną treniruotę pasidaryti jėgos ir po jėgos tada padaryti kardio, ar ne, žiūrint, kiek laiko turi žmogus. Ir po kardio pasidaryti mobilumą. Čia 2 valandas būtų per dieną. Bet jeigu nėra, tada, žinot, geriau mažiau negu visai nieko. O kalbant apie tą psichologinę sveikatą, ar yra kažkoks, kaip ją gerinti ir nežinau, koks būtent sporto rūšis, nežinau, turi didžiausiai tokią kaip gerą įtaką mūsų psichikai. Ar yra kažkoks? Vėlgi reikia žiūrėti ar ne apie pačią žmogaus būseną, kaip sakiau, kardio, jeigu tenais labai sunkiai žmogus jaučiasi ir po to vėl jam tas sukils didžiulis kortizolis, tai jam gali būti ir blogiau užmings ir panašiai, bet jeigu viskas gerai, tai kardio treniruotės yra tos, kurios užkelia aukštai pulsą ir tokį jautiesi toks pasididžiavimą, žinai, savim, kad įveikiau ir viskas, faina, nusibraukiu prakaitą ir einu toliau į savo gyvenimą. Toliau yra
jėgos treniruotės irgi yra labai gerai, nes po jų vėl kitaip jautiesi negu po kardio treniruočių, nes jėgos treniruotės daugiau suteikia tokį kaip nepasididžiavimas, ar ne, kaip prieš tai buvo kardio, o toksai daugiau pasitikėjimo savim, nes tu gali tą, tarkim, pakelti daugiau, ar ne, išmokti valdyti savo kūną stipriau. Nu tai, vat, po jėgos treniruočio taip žmogus ir jaučias, kad labiau savim pasitikė. O jėgos ir mobilumo, tie mobilumo ir tempimo visokie pratimai, vidinių raumenų, tai irgi jie yra labai svarbus ir jie svarbus jėgos treniruotėms, kad išlaikytų smulkiai raumenis, didžiuosius raumenis. Tai va, tas be to negali būti. Tai va, tas, kas ir sakė, mane prieš tai kalbėjom, kad tavo susirgimas ar ne susijęs su žarnynu ir vienas su kitu jie sąveikioja, paveikia. Užburtas ratas. Taip. O, pavyzdžiui, kaip irgi kalbėjom apie patį omega-3, ar ne, yra prieš uždegiminė medžiaga ir uždegiminė medžiaga. Tai tas pats irgi čia, be to sportas negali tos, kaip in ir jan, ar ne, visur gali būti šitas vaikščiojo. Aš dar galiu pasidalinti ganėtinai tokie nauji tyrimai, praeitų metų vasarą galbūt išleista buvo, kad šokis šiaip yra geriausia priemonė nuo depresijos. Lyginant su, yra aukščiau virš vaikščiojimo ir virš reguliaraus sporto, tai labai labai džiaugiuosi tuom, nes aš esu šokų šalininkė. O, super. Šiaip, jeigu turėčiau laiko ir aš eičiau šokti. Taip, tikrai. Beje, treniruotės, kurias vedu tokios aktyvesnės, ten body tone arba Brazil butt lift ir panašiai, tai visada naudoju pradžioj stepą ir mes 10-15 minučių taip pasišokam. Tai vėlgi sukeliam tą endorfiną, sužadinam visą kūną, jis tada, faina, garsiai muzika ir tada patylinu ir tada einam prie darbo ten tos likusios 30 minučių ir tada atvėsimas 10 minučių, pilvo presas ir 5 minutės atvėsimas, prasitampimas. Tai šokis tikrai taip, nes jisai duoda, kaip ir kūnas juda, jisai tampa plastiškesnis, aišku ir stipresnis nuo to ir plus gera muzika, vėl sukelia nuotaiką. Vėlgi bendrystė yra, nes ne viena šokė yra komanda, ar ne, su kuria galbūt kartu šokat. Bet toks socialinis sujungimas irgi. Jo, taip, būtent tie aspektai muzika ir socialinis aspektas yra, kas ir daro šokį ypatingų šitą atžvilgiu. Bet šiaip galvoju, dažnai tiesiog namie viena būdama jau šoku, nes man tai kelia dar didesnį džiaugsmą, dar didesnį serotonino kiekį ir galvoju, ar tai gali iš viso šokis turėti kažkokį blogą asociaciją, netgi kai esi vienas. Nebūtinai gal čia bendruomenės jausmas turi būti kažkoks, kai su šokiu. Bendruomenės turiu omeny, kad tą socialinį ryšį kuriesi, nes žmogus irgi kaip ir jiems reikia, ar ne, tos antros vis tiek pusės, ar tai vyras, ar moteris, ar draugas, kažkas, žinai. Tai, bet vienam visada irgi smagu, žiūrėkit, vienam ir duše smagu dainuoti. Taip. Aš tai būna irgi tenais uždainuoju ir būna man, aš duše netgi apie savo klientės galvoju, kaip jos jautėsi. Visas kūrybingumas kartais ateina, netikėtose vietose. Beje, man atrodo, Woody Alleną skaičiau dabar knygų mugėje, nusipirkau tokią knygutę apie menininkų ritualus. Ir man atrodo, Woody Allenas pasakojo, kad jis turėjo, tarkim, jis sėdi vienoj vietoj ir jam dingsta kūrybiškumas. Jis turi pereiti kitą vietą ir tada ten atsiras vėl, nes naują vietą pakeiti, nauji įspūdžiai ir panašiai. Tai tas pats irgi, nueini į vonią, ten jau vėl kažkokia kūrybinė, jau žiūri, tenais nebeveikia, pakeičiam vietą, nueinam į balkoną, ten kiti vaizdai ir vėl kita. Iš naujo įkvėpimas. Tai tas pats, žinai, mes irgi treniruotėmės, irgi ruošiamės, ypač grupinės, ar ne? Tai va tenais irgi sugalvoja, čia toks pratimas, ten tokia kombinacija gali būti, tada pasibandai truputėlį pats ir tada išeini į grupę. Nežinai, ne tik, pavyzdžiui, turi būti žmonėm faina, bet, pavyzdžiui, aš pati apie save galvoju, kad jeigu aš vesčiau visai tą patį per tą patį, tiesiog man atsibostų šitas darbas, kad ir kaip žmonėms patiktų po treniruotės. Tai aš turiu irgi save motyvuoti ir savo įdomiai pasidaryti, kad ir man ne tik naudą teiktų, bet būtų ir įdomu kažką daryti.
kažką naujo vis, tai būna ir manęs irgi žmonės klausia, tau neatsibosta, tas pats per tą patį. Nu, kiek įdėsi kūrybiškumo, kiek noro ir vėlgi ateina kiti žmonės, su jais susipažįsti, ateina tie patys žmonės, jau tampa tokia ir kaip ir ne rutina, bet tokia tradicija. Ir jie išeina vis laik tau sako, ačiū, buvo gera, ateina surūgę, išeina laimingi. Nu, toks, vat, ką sportas duoda, tai tokie endorfinai, dopaminas, serotoninas. Ir toks akivaizdus pokytis. Taip. Kur gali iš karto matyti rezultatą. Ant veido visiškai. Ateina susmukęs, pasikelia. Man tai įdomu, tiesiog kaip prailginti tą procesą to dopamino, tarkim, mes pasportuojam ir kad kaip, nežinau, išlaikyti tą kiekį, ar kiekis vidutiniškai trunka tas dopaminas, ar valandą, ar kiek, ir kaip pasistengti, kad ilgiau truktų ta laimė. Manau, kad nereikėtų išlaikyti jo, nes tada nebebus, nebeatsiras, nebežinosim, ko griebtis. Natūralu galbūt. Ko dar reikia, ar ne? Nes tas pats, aš, pavyzdžiui, apie saldainius vaikams sakau, saldainiai nėra kasdienis maistas. Tai yra mūsų šventė ir džiaugsmas. Tai padarykim kažkurią dieną, kad tai būtų šventė, o ne kasdienybė tas saldainių. Nu, tai jis nebeteikia laimės. Seniau, senais laikais nebūdavo tų saldainių ar ne visokiausių. Ir kai gaudavai, tada būdavo laimė. Nu, tokia, wow, saldainis, čia tas geresnis, čia tas prastesnis. Tau to mėgsti, to nemėgsti. Ta, kai mėgsti, tada jisai labiau tau teikia džiaugsmo. Tai va, tas pats ir su to dopaminu, ar ne? Kai mes jį pasikraunam to momentu ir todėl ir ateina tas džiaugsmas, nes ateina dopaminas. Ir tada jisai nusileidžia, tada mes vėl turim stengtis, kad jisai ateitų. Tai tokia, jeigu norim, kad jis ateitų, tada darom pastangas, kad būtų. Sunku daryti tas pastangas, bet sakau, kas nėra sunku. Man atrodo, tas, kas sunku, mes tada tobulėjom. Nes viskas, kas būtų lengva, tai mes ir būtumėm tokioje vienoje linijoje ir plauktume. Užsistovėtume tiesiog. Taip. Ir rezultato tada nebūtų, žiūrėkite, ir jūsų podcast'o nebūtų čia, jeigu nesugalvotumėt, ar ne? Daryti kažką daugiau, kažką. Svarbu, kad būtų įdomu. Mano čia visada tokia, kad ir ką sunkaus darau, svarbiausia, kad būtų įdomu, daugiau nesvarbu, kaip gali būti pasisekti ir blogai ar gerai, bet ten tas pats mūsų podcastas dabar. Taip. Svarbu, kad mums pačiom būtų įdomu ir tikiuosi, kad ir jums klausytojai. Taip, žinai, aš manau, kad nebūtinai visiems turi patikti, nes dar vienas mano posakis yra, kad, kaip ten vadinasi, ne pinigas esam, kad visiems patiktumėm. Taip. Tai vat. Tai pastebėjau, kad su moterim pagrindė dirbi, ar tiesa? Ateina ir vyrų į grupinės treniruotės, vis daugėja pamažu, jie vis drąsėja, bet turiu ir individualių treniruočių su vyrais. Aha, bet ta dauguma vis tiek, kaip suprantu, taip, moteris. Tai ar yra kažkokių tai treniruočių skirtumų tarp moterų ir vyrų, kai kuri planus treniruočių? Dažniausiai sakoma, kad vyrai sportuoja ir treniruoja viršutinę dalį, o moteris apatinę dalį. Tai reiškia, vyrai nori būti tokie trikampiais, plačiais pečiais, stipriom rankom, bet pamiršta, kad kojos ir užpakalis jos neša. O moteris atvirkščiai, ar ne, kad nori jau sėdmenų ar ne gražesnių, o viršų dažnai pamiršta. Tai aš stengiuosi edukuoti, kad visiems reikia visko ir viską mes turim treniruotis, nes jeigu vienas ir Jana, ar ne, ką aš sakau, jeigu viena dalis bus silpna, tai kita dalis, kurią nori stiprinti, kad būtų stipri, jinai nebus stipri, jeigu kita bus silpna, nes visos grandys yra susijungusios ir viena į kitą remiasi. Tai galbūt tiesiog vyrai daugiau viršutinę dalį, jie stipresni yra ir jiems sunku daryti apatinę dalį, bet aš visada rekomenduoju viską daryti. Jeigu norim sveikatintis, bet nežaloti, tai turim viską. Nes ta pati nugaros apačia irgi susijungia su sėdmenim. Jeigu sėdmenis bus silpni, nebus stipri nugaros apačia, o nugaros apačia dažniausiai sėdimą darbą dirbantiems žmonėms ir kerta pirmiausia. O taip.
O, jaunimas. Nu. Jaunimas Ką aš ofisuose girdžiu? leidžia laiką. Pusę dienos po to tik sportuoju. Bet šiaip jo, aš dabar pati pagalvojau, kad aš daugiausiai dirbu su kojom. Aš vaikštau, bėgioju dar kažką. O Rankos tiesiog rankos taip ir kaba jo. Ir Ir tada susmunkam, Aha. pečiai į vidus eina. Tai va, tos jėgos treniruotės ir duoda tokį pasitikėjimą savim, nes tu su jėgos treniruotėm atstatai save. Ir tada tavo raumenys stipresni, laiko nugarą, nu ir tada, aišku, laikysena kitokia. O kai laikysena kitokia, tai ir iš karto matai, kad savim pasitikintis žmogus. Gali būti ir nepasitikintis, ar ne? Bet jo laikysena bus kitokia, nes jisai sportuoja, o viduj turi visokiausių tarakonų ten kokių nors. taip. Tai vėlgi, ne pagal išvaizdą irgi reikia spręsti apie žmogų. Nes va, kaip ir pasakoji, Rūta, ar ne, sakai, kad lankei šokius, buvai šaulė, tiek viską užsiėmei, o viduj kas darės? Taip, tai čia buvo iš tų perdegimas būrelių, visokių veiklų. Tai Norėjau atspėjau, būti ane? viskuo. Mhm. Tiesiog. Manau, kad taip, didžiąją dalim. Taip. Tai tas ir būna, tai žiūrėkit, dabar ir jaunimas, ir moksleiviai, ir studentai, ir suaugę žmonės, kurie irgi labai daug dirba. Taip. Tai jie irgi taip pat perdega. Nuo visokių atsakomybių ir per didelio darbo, per mažo dėmesio savo. Ir atrodo, kad neturi laiko, bet manau, kad kiekvienas turim bent pusvalandį išeiti greitų tempų pasivaikščioti. Beje, kai dar nedirbau sporto treneriu, dirbau reklamos agentūrai, kai visi vaikščiodavo į pietus valgyti ir vėl sėdėti, tai aš bėgdavau nuo Jasinskio verslo centro pėstute greita iki katedros per Gedimino prospektą ir atgal. Ir po to atsisėdus šalia pavalgydavau. Tai man jau tada būdavo, tai jau būdavo ir po darbo tada eidavau sportuoti, nes negalėdavau visą dieną išsėdėti. Man, jeigu neidavau pasivaikščioti ir man jau atrodo norėdavau išspardyti visus stalus, nes man kojas užsakydavo, reikia judėti. Tiesiog dreba atrodo Taip, kartais, nežinau. Taip, iš tikrųjų. Noro judėti. Jo, šiaip dabar geras dalykas yra vis daugėja ofisuose tų pakeliamų stalų. Tai bandau išnaudoti visada, nes irgi aš visada tokia muistausi, tada netaisyklingai sėdėt, pradedu, tai geriau kaip tik, kai pradedu muistytis, pasikeliu stalą ir geriau stovėdama pasimuistau, kol pavargsiu ir tada vėl nusileidžiu stalą. Taip, ir yra tie dabar ėjimo takeliai, tokie kaip kilimėliai irgi. Ai, aha. Bet tokius irgi galėtų dabar prie jų pridėti. Ir renka žingsnį. Taip, pasidedi kompą. Taip, jeigu netrukdo darbui, nes kartais ir susikaupti gali būti blaško ėjimo. Tęsiant dar apie moterų temą, man teko skaityti, girdėti, kad geriausia priderinti skirtingas sporto rūšis pagal moterų pagal menstruatinį ciklą. Ar tai tiesa? Dabar labai toks trendas ir populiarėja. O man teko girdėti, kad senais laikais, ten rusų kažkokiais caro maro laikais, kad moteris, kai būdavo tas menstruacijos, ar ne, jos tiesiog negalėdavo dirbti. Jos atleidžia nuo darbo, nes jaučiasi prastai. Bet čia labai skirtingai priklauso nuo kiekvienos moters, nes kiekvienos hormonai vėlgi jie skirtingos veiklos, skirtingai veikia. Kas sportuoja mažiau, gal jaučia tos simptomus, kitos daugiau. Tai manau, reikia tiesiog atsižvelgti kiekvieną individualiai. Aš taigi nepasakysiu, pavyzdžiui, mano situacija, ar ne, tai nepasakysiu, kad savaitę dabar negaliu sportuoti, nes, moteriškos, ar ne, ligos yra. Tai eini ir darai, bet man viskas gerai. Bet yra, aišku, klienčių, kurios jau tikrai nesijaučia gerai ir jau žinom, kad tą savaitę arba tą dieną, kaip iškrenta savaitę, tą jau nesportuosim, nes tikrai labai blogai jaučiasi. Tai kiekvieną turim žiūrėti savo ritmą, savo dienos režimą, vėlgi priklauso nuo mėnulio, nuo to, ką pavalgiai, kaip išmiegojai, vėlgi ar ne priklauso, jeigu tą dieną blogai valgiai ir mažai vandens gėriai, galbūt galva tau skauda ir blogai miegi ir tu atsikeli blogos nuotaikos ir viskas tas susiję. Bet tas energijos lygis tikrai yra, kad skiriasi savaičių ritmuose. Tai ką geriausia padaryti, tai tiesiog pastebėti save, kaip tu jautiesi vieną savaitę. Galbūt užsirašyti ir pasižymėti kokius simptomus, ar ne, tenais galva skauda, arba nesinori ten valgyti, arba kaip tik nori valgyti, arba turiu ten energijos ar neturiu.
ir pastebėti porą mėnesių savo tą visą ciklą ir tada galbūt priderinti tas treniruotės jau prie savo ciklo. Toks momentėlis apie kūną, kad mes psichoterapijai, pas psichoterapeutus, psichologus dažnai darom tą tokį savistabos kažkokį dalyką, kad užsirašom, ten vedam dienoraštį ir panašiai. Bet dabar šiais laikais, kai esam ofiso žmonės dažnu atveju, tiesiog pamirštam, kad reikia savistabą įjungti ir kai mes turim kūną, o kūną mes turim visada, jis mus nešioja ir yra vienas. Tai reikėtų irgi tokį pasidaryti, čia gal priminimas ir savo pačiai, kad kaip aš šiandien jaučiuosi ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Taip, ir tas labai svarbu, sakau, sugrįžti save šiek tiek visą laiką gerai. Jo, nes būna, pamiršau, kaip vadinasi šitas sutrikimas, bet būna žmonės negali išreikšti savo jausmų žodžiais, suprast, ką dabar jaučia, bet tai puikiai pasako jų kūnas. Ir vat būtent žmonės pradeda mokytis apie emocijas per savo kūną. Nes tai tikrai yra didžiulis indikatorius ir ne veltui yra terapijos rūšių susijusių su somatika, psichosomatika, kur ne tik kalbėjimo terapija taikoma, bet ir ta judesio terapija kartu pritaikoma. Tai, ką tu jauti savo kūne, ką tu jauti iš tiesų. Jo. Kur įtampa galbūt susidariusi ir va čia kaip ir kalbėjom, jeigu širdį jaučiam įtampą, gal tai susijęs su širdim, ta prasme su kažkokiais dalykais. Gyvenimiškai. Taip. Skausmų kažkokių. Taip. Aš galvoju, gal čia to emocijų neišreiškimas, ką tu jauti, arba nemokėjimas išreikšti, ką tu jauti, ateina vėlgi iš vaikystės šitų dalykų. Nežiūrėk, darželiuose vaikus jau mokina apie emocijas, ar ne, kaip aš jaučiuosi. Ten paveikslėliai nupiešti, aš esu pavargęs, aš liūdnas, man reikia apkabinimo, ten aš piktas, ar man džiaugiuosi, man gera ir va ten pradedam mokintis. Tas pats, kas ir ropojimas, ar ne, kūdikio, jeigu nepradėsi praleidžia šitą visą seką visų šitų dalykų, tada smegenys irgi nesivysto tam tikri dalykai ir kartais jau suaugę žmonės turi sugrįžti į kūdikystę ir mokytis ropoti, kad įsijungtų tam tikri tie neuronai, smegenų perdavimo visi jungtis. Taip. Ta prasme. Čia kažkas iš sporto pusės susiję, ką žmonės negali padaryti, kai praleidžia ropojimo stadiją? Ne tai, kad negali padaryti, bet yra tam tikrų dalykų, kur kai juos praleidi tam tikram etape, tau sunku susidoroti. Aš tiesiog tiksliai nežinau, kas yra, bet psichologijai tai yra taikoma, kad turi kažkokių problemų žmogus, kapstosi ir po to dasikapsto iki kūdikystės, kad ten mama pasakė, kad taip ir anai, ir pasirodo, kad tuos etapus praėjo, iškart stojas ir išėjo. Tai, bet... Aš kažkaip literaliai pagalvojau, gal iš tiesų. Ir iš tiesų žmonės taip mokosi ropoti. Nes dirba skirtinga ranka, skirtinga koja priešinga eina ir atrodo labai elementaru, bet tai, kas nėra to darę, jiems yra sunku padaryti. Wow. Geras, labai daug minčių atėjo iš tikrųjų. Tai dabar manau, kad ateisi į namo ir roposi. Pažiūrėt, ar turim tą tokį instinktą ropoti, iš viso negalvojant sąmoningai. Ir tas pats, pavyzdžiui, tie pratimai, ar ne, kur sporto salėje būna, kada atsigulam ant nugaros, kojas rankas pakeliam, priešingą ranką, priešingą koją tiesiam, tai žiūrėk, žmonėms, kai kuriems neišeina, jiems reikia pagalvoti ir vis tiek neveikia. Ir tada vėl galvoja, tada turi ateiti sulaikyti priešingą ranką koją ir tada įsivažiuoja. Reiškia, yra iš kažkur kažkas likę. Dabar prisiminiau, turėjau šokių partnerį, kur jis nemokėdavo strikinėti. Tiesiog kaip vaikai, ką daro, tiesiog ant dviejų kojų strikinėti. Ir įdomu, ar tai gali irgi ateiti iš kažkokių tokių dalykų, ko mes vaikystėje nedarėm, ar nebuvo leista, galbūt tėvai mėgsta draugsminti. Taip, nes šokinėk, nestrikinėk. Taip, kad ramiai būtų, neišreikštų emocijų, kažkokių džiaugsmo ir panašiai. Tai gali būti čia užblokuota, ko pats net nežino. Bet yra visos terapijos, kurias atskleidžia.
Jo, ar per intensyvus sportas ir mitybos ta kontrolė gali pabloginti savijautą ir tapti papildomu stresu, nes dažnai matydavau žmonės ir matau socialiniuose tinkluose, kad čia reikia, nežinau, tokią griežtą discipliną turėti ir panašiai, kad ten sportuoti po 3 valandas į dieną, ne kitaip keliasi 5 ryto ir panašiai. Ar tai negali tapti kažkokiu stresoriumi, kuris dar pablogintų psichikos būklę? Aš žinai, kaip sakiau, kad profesionalus sportas nėra apie sveikatą. Tai kas eina viskas į kraštutinumus irgi nėra gerai. Tai iš pradžių žmonės to nepajaučia. Ir gal ilgai dar nepajaus. Bet to pasekmės tikrai gali būti. Tai tie patys treneriai, ar ne, kurie grupinės treniruotės, ten su stepu daug visokiausių turi, jie dažnai kenčia nuo kelio skausmų. Tai irgi nėra gerai. Tai aš sakyčiau, jeigu žmogus turi kažkokių sutrikimų sveikatos, kas liečia emocinius ar ne, depresiją dalykus, jiems šitie kraštutinimai gali nepadėti. Bet jeigu jie tai daro, pavyzdžiui, dėl savęs ir jiems tai yra malonu ir teikia naudą, kodėlgi ne? Bet jeigu dėl kažko, kad kažkam kažką įrodyti, vėl būti geresniu nei esu, tai gali ir pakenkti. Vėlgi reikia žiūrėti, kiek mes nueinam miegoti, jeigu 5 valandą keliamės, jeigu 11 tenais nueinam miegoti, tik tai 6 valandos miego, tai irgi nėra gerai. Ir jeigu mes sportuojam ten per dieną 3 valandas, tarkim, ar ne, mums reiškia miego reikia šiek tiek daugiau nei 8 valandų ar 7, nei tam paprastam žmogui, kuris sėdi per visą dieną. Tai vat, mes treneriai irgi, ar ne, kai turim daug ir grupinių treniruočių per dieną, aš jau esu susimažinus, ačiū Dievui. Tai mums reikia irgi daugiau miego, nes atsistatymas vyksta vėlgi ilgesnis būna. Tai va tas kraštutinumus irgi reikia žiūrėti labai atsargiai. Nes ten visi ten 5 valandų klubai, bla bla bla, labai madinga. Tai jeigu nainam 9 valandą miego, tai gal ir gerai 5 visai gertas. Toks visai geras režimas, jeigu tinka. Tai turi stebėti iš esmės, iš kur kyla tas noras sportuoti. Ar tai sveika, ar nesveika. Ar tai tu pats nori, ar kažkas nori kitas, ar tu nori priklausyti kažkokiai bendruomeniai, būti kietas irgi ir darai prieš savo valią. O kas tau padeda atsistatyti? Kaip sporto treneriai, vis tiek daug tų grupinių treniruočių vedi, per kurias pati turi sportuoti. Įsivaizduoju, kai būna individualios treniruotės, tai labiau parodai ir tada žiūri, ar teisingai daro. Bet tas irgi individualios treniruotės irgi atima, nes jos bendrauja visą laiką su žmogum. Tai vėlgi kitas yra dar nuovargis. Tai nėra taip, kad tu padarai pratimą ir tenai žiūri ir nieko nekalbi. Vis tiek dėmesys eina į tą žmogų. Tai tu turi būti irgi susikaupęs, žiūrėti ten pečius, kojas, klubus, kad tenais kur nors neišsuktų ir taisyklingai darytų. Tai aš stengiuosi iki 11 nueiti miegot. Vakar tikslas buvo 10, bet pakliuvo į rankas telefonas. Labai blogai, dar šito įpročio, nes, žinot, kai būna, neini miegoti ir galvoja, viską šiandien neįsiu anksčiau miegoti, bet tada pagalvoji apie savo treniruotės, oi, kažką reikia dar kitą sugalvoti, tada ieškai kažkokių idėjų ir žiūrė, kad viską vis tiek su darbu yra susiję. Tu pasiemi telefoną, žiūri kažkokių idėjų, ieškaisi kažkokių užsienio atlikėjų, kūno kultūros, tas vadinamas, ir užsitęsia. O aš tikrai vartoju nemažai omegos 3, ką mes kalbėjome apie uždegiminius procesus, kurie mažina. Magnis, mano atsistatymai būtinai turi būti, stengiuosi baltymų surinkti per dieną tiek, kiek man reikia, bet nesurenku, nes tiesiog yra labai sunku tą padaryti. Ir kažkaip stengiuosi vakarį tikrai pailsėti, kažkaip neapsikrauti, tai įsigijom jau metai, greitai bus šuniuką, su juo išeinam pasivaikščioti, atrodo irgi, jau viskas, kaip nebenori, bet išeini ir vėl kaip faina. Dabar, kai orai atšyla, tai iš viso toks geras oras. Jeigu dar giedra, žvaigždės matos, mėnulis, tai praseinam ir vis tiek geresnė nuotaika po to būna. Tai atsistatymai labai svarbu yra ne tik maistas, bet ir papildomai tai, ką galim, kiek leidžia, kiek galim savo padėti ir iš išorės.
Jo, aš galvoju dar apie depresiją ir esu gėrusi vaistų, kurie labai mažina ir spaudimą ir apskritai toks nebejauti jėgų. Čia gal labiau kalbant apie antidepresantus, tus slopinamuosius. Ir įdomu, kaip tada sportuoti, jeigu vat, jau psichiatras išrašė tus vaistus gerti ir manau, prie to tikrai yra būtinas sportas, kad atsistatyti pilnai ir mityba, ir šiaip smagios veiklos. Tai kaip sportuoti, kai nėra tos energijos, ar versti save, ar yra koks receptas stebuklingas? Man tai, žinai, šitoje vietoje yra liūdniausia ir esu girdėjusi ne vieną savo pažįstamą, kuris nueina pas psichiatrą, iš karto išrašo vaistus. Ir kiek žinau, tie pažįstami negėrė jų ir jie kažkokias kitas veiklas darė, kas jiems patinka. Ir pas mus tiesiog yra, man atrodo, taip nusistovėjo, kad biški kas blogai, iš karto vaistus ima. Ne tai, kad prevenciškai kažkaip pradėtumėm savo padėti, ar ne, nes vaistai slopina. Ir kai tave nuslopina, tai kur čia apie ką kalbėti, tiesiog nuslopina tavo ten smegenų veiklas, kurios blokuoja tavo energijos pakėlimą į viršų, kad tu tiesiog nuslopina tave, kad tu jaustumės kaip ir geriau, nepavargtum. Bet realiai eini blogesnė, man atrodo, vis tiek būsena. Žiūrėk, nuo tų slopinamų vaistų ir padedi tinti, nes kaupia skysčius. Tada pasižiūri veidrodį, kad tau vėl dar labiau nebepatinka. Nes tas kūno kultas labai yra išreikštas čia pas mus ir visam pasaulyje, man atrodo. Tai aš manau, kad visada yra turėti kažką po ranka, kažkokį draugą, kuris tave išjudintų. Kad ir kaip blogai būtų ir tenais noriu sakyti, nesintetiškai, nedirbtinai ir ne tenais, juk čia yra faina. Ne, tiesiog pasakyti, aš tave labai suprantu, kad tau yra blogai, aš leisiu tau jaustis taip, kaip tu jautiesi, bet būkim kartu, gal išeikim pasivaikštom, nesikalbam, bet pajudam. Ir tas draugas, kuris tau padėtų, man atrodo, geresnis negu vaistas. Tai jeigu tas slopinantis, ar ne, bet tu vis tiek gali dar eiti, tai galėtum ir išeiti. Arba šuniukas išveda. Man atrodo, augintinis tai yra vienas iš tų pagalbos, jeigu neturi kažkokių artimų šalia žmonių, kuris tau sutikė džiaugsmą, nes mes irgi dabar pareinam namo ir oi, kokie laimingi visi, nes pasitinka tokia vizganti uodega. Net ne uodega, visas kūnas nuo šonkaulių juda į visas pusės. Gyvybė. Taip. Aš šuniuko neturiu, labai norėčiau vedžioti. Čia viena iš tų motivacijų, kad tikrai turės ateityje atsiras šuo, kad prasijudinti viską. Taip. Kiek, nes tiesiog tu gal ir neturi nuotaikos, neturi jėgų jau po darbo grįžti pavargęs, bet šuo yra tas toks motivatorius, ir atsakomybė. Tiesiog atsakomybė, kad tu turi išvesti, nes kitam bus blogiau, mažam bejėgiui gyvūnėliui bus blogai. O nuo to gali kentėti ir tavo namai. Taip, taip. O jeigu dabar mūsų klauso žmogus, kuris jaučiasi toj depresijoj, kuris neturi jėgų ir koks būtų vienas mažiausias realistiškas žingsnis, kurį galėtų padaryti būtent dabar, šiandien, ne iš prievartos, o iš rūpesčio savimi? Galėtų pirmiausia susirašyti, ką jis jaustų, kaip jis norėtų jaustis, jeigu nesirgtų tą depresiją. Tiesiog norus. Ir po to pasižiūrėti savo galimybės, ką gali dabar padaryti iš tų norų. Ir aišku, norai nėra tenais, rytoj nusipirkti Ferrari kokią tokia realistiškesnė. Ir aišku, ką ir sakiau apie tas 10 minučių išėjimas į lauką. Išeiti ir pasivaikščioti. Įsijungti gerą savo mėgstą muziką arba meditacinę kažkokį takelį. Ir 10 minučių greitų ėjimų, kad sušiltų ir grįžtų namo ir viskas. O, kaip gerai, koks endorfinai, kaip aš gerai savo padariau, ar ne? Tai tas geriausias būtų dabar. Ir pamažu tą didinti, turėti rutiną tokią. Žinot, yra sakoma, kaip
kasdieną po 10 minučių kažką tu savo pasidarai, va, dėl fizinės ar ne būklės. Ir po metų žiūrėk, kokį gali turėti didžiulį rezultatą. Ir nesiekti, kad tu rytoj būsi kažkoks tenais ėjimo čempionas ar dar kažkas. Tu po mažai žingsneliais tą mažą proveržį pasidarysi ir po 2-3 metų pamatysi rezultatą. Tai žinai, nedaryti didelio veiksmo dabar. Tiesiog palaipsniui ir pamažu. Jo, šiaip gan įprasta praktika yra, tarkim, psichoterapijoje, kai susirašy dalykus, ką darys žmogus, kai jis bus krizėje, kad turėtų visą lapelę, man rodos, krizių planas. Krizių planas, jo. Ir man yra tekę tą daryti, tai labai geras dalykas, labai geras patarimas. Tokia vidinė savisauga yra, kad tu turėsi ir žinai, kas bus, kai bus. Taip. Ką darysi? Taip. Jo, nes kai sunku, mes dažnai užmirštam, kad ką daryti čia, tokius bazinius dalykus. Ir turim užsirašę, žinom, kad reikia pažiūrėti, pažiūrim ir žinom, ką daryti. Aš galvoju, vitaminai, kiek naudos duoda. Kiek jos reikia? Sportui, mitybai ar... Jo, bet turiu omeny tie tiesiog, nežinau, paprasčiausi vitaminai iš vaistinės. Vaistiniai ten yra sintetiniai vitaminai, ten sunku, man atrodo, rasti kažką natūralaus ir jie dažniausiai yra, sakoma, vartoti 2-3 mėnesius, po to daryti pertrauką, nes jie yra sintetiniai, nes po to kenkia inkstams, kepenims ir panašiai. Tai nes turiu atsistatyti, ar ne, kažkaip išsivalyti po to. O tie, kurie natūralūs, tai juos galima pastovi visą laiką vartoti. Tai žiūrėkit, žolelių arbatas irgi galima gerti. Irgi, aišku, prie jų galima priprasti ir po to poveikio nebus. Irgi reikėtų daryti pertraukas. Bet, kai mes išeikvojam ar ne savo organizmą, mes turim jam padėti atsistatyti. Jeigu su maistu sunkiai pavyksta, yra kam pavyksta ir valio sveikinam, ar ne, nes turi tam laiko skirti. Tarkim, po vakare pavargęs negrįžta, arba grįžta pavargęs ir vis tik dar daro valgyti, kas aš tai jau nebe kitai dienai ruošia, tai tada gal jie ir surenka tai, ką reikia. Bet sakau, didžiausias deficitas yra omegos 3, aš su tuo irgi pati dirbu, ir omega 6 mes užkeliam per didelį tą kiekį suvalgom. Tai omega 6 yra keliantis uždegimas, omega 3 yra prieš uždegimas. Prigimtinis tas mūsų balansas turi būti 1:1. Ir kai yra per didelis, vidutinis dabar Europoje yra 15:1, o turi būti 1:1. Amerikoje yra 25:1 netgi, nes tai matom maisto kultūrą kokią. O tai yra susiję irgi su ląstelės, to elastingumu, ar ne? Ir neurotransmiterių pernešimas visas, jisai prastesnis, kai yra uždegiminis procesas. Mes galime net nejausti, ar ne? Ar mes jausim kažkokioj kraujagyslį, kur kažkas tenais užsikimšia, arba ten kokia arterija ar smegenų kažkoks pokytis yra. Ne. Jausim tada, kada jau yra žala padaryta ir jos nebesusitvarkys. Jeigu mes rūpinamės prevenciškai, tai mes turim žinoti. Ir vėlgi skirtingai, ar ne, nueisime vaistinę, pasižiūrėsim tą patį omega 3, nes aš čia šitame, tai omega 3 bus parašyta gerti 1-2 kapsulės per dieną, bet man gerti ir tau gerti yra 2 skirtingi dalykai, nes mano fizinis krūvis kitoks, tavo irgi kitoks, tai mums reikia skirtingų dalykų, skirtingos dozės, o iš kur žinot. Tai va, su tuo dirbu ir mes tiesiog pasimatuojam ir mes žinom. Vienodai visiems nebus. Nebus. Taip. Ir, pavyzdžiui, mano gali būti ten balansas omega 6-3-8:1, ar ne, arba jau 3:1, o pas tave gali būti 25:1 ir didžiulis bus skirtumas. Tai tau dozės reikės 2 daugiau negu pagal kūno svorį. O man galbūt užteks tos ir po kiek laiko atsistatys. Ir tą reikėtų palaikyti. Aišku, vartoti daug žuvies reikėtų. Bet pasižiūrint į tą mūsų žuvį vėl, jinai fermose užauginta, mažiau tenais irgi yra pačios omegos 3. Beje, daugiau reikėtų netgi EPR, nes dažnai ne omega 3 pats,
bet omegos dalis EPR ir DHR reikia žiūrėti skaičiukus. Tai mes turim 2000 suvartoti EPR, DHR. Ir daugiau didelis, kaip pagal mūsų tyrimus, kai mes darom, didesnis trūkumas yra EPR, o po to tik DHR. O ko jie skiriasi? Rūgštis tiesiog kaip yra omegos 3 rūgštis, yra augalinis rūgštis, ten visais tais eikodezopantenheno, nepasakysiu dabar tiksliai pavadinį, yra ALA rūgštis, yra DPR, EHR ir taip pat DPR, 4 ir jos 2 gaunamas iš augalinės kilmės, omega 3, ir yra iš žuvų taukų, iš žuvies. Tai iš žuvies mes gaunam EPR ir DHR, tai tos ir yra svarbiausias. Tai DHR rūgštis, kurios irgi būna trūkumas, bet ne toks didelis kaip EPR, yra ta pati, kas mūsų smegenų, ląstelių, neuronų medžiaga. Tai jeigu jos trūkumas yra, reiškia, ir atmintis ten prastesnė būna, miegas gali būti prastesnis. Tai čia yra labai svarbu, o žmonės dažnai linkia spėlioti. Kaip mes irgi juokaujam, jeigu skauda galva, tai mes paracetamolį ar negeriam, ar nežinau, ibumetinas, žodžiu. Ir tas. Mama ibumetinas. Tai nepaimsim, nepalaižysim ar ne tabletės ir padėsim, nesuveiks. Mums reikia pilnos dozės. Tai tas pats ir su omega yra irgi. Jeigu mums reikia didesnės dozės, o gersim mažesnį, užpildys tik tiek, o trūkumas vis tiek dar bus. Ir čia jau pasaulis apie tai vis garsiau kalba. Tai aš irgi apie tai sakau, kad leiskim žinią. Jo, reikia tikrintis, pasimatuoti. Ir aišku, mes kai matuojam, yra ląsteliniame lygyje matuojame. Ne tai, kad, pavyzdžiui, vakar pavalgiau žuvies, o šiandien pasimatuosiu ir mano kraujo serume rodys, ar ne, kad yra omegos tos ir pakankamai. O čia yra daromas tyrimas iš ląstelės ir tai, ką tu valgiai per 120 dienų. Kaip vyksta tas tyrimas? Namuose pasidarai, išsiunti į Norvegijos laboratoriją ir turi rezultatą. Bet čia seilės? Ne, čia kraujas. Kraujas, taip. Išlašinam lašelius ir sauso kraujo lašas. Dažnai žmonės sako, ką čia iš sauso kraujo lašo gali padaryti ląstelinį tą tyrimą. Bet dabar ir genetiniai taip daromi tyrimai. Iš sauso, kūdikis gimsta, paima sausą ir iš sauso netgi daro. Taip, tai pasaulis žengia pirmyn. Ir sakau, ta kompanija Zinzino, su kuria aš dirbu, tai jinai bando būti, jie yra pionieriai šitame kraujo tyrimo atlikime. Ir pačios omegos 3 papildo ir kaip telefonuose, iPhone'as ar ne visiems žinomas labai geras, taip žuvų taukuose jie bus irgi pirmą vietą. Ir tu būtent dirbi platinę juos irgi. Taip, aš dirbu su tuo ir, tai tokia, tinklinis marketingas yra, tai aš su tuo dirbu ir matau, kaip klientams pagerėja sveikata, kai viena klientė cistas sumažėjusi, pavyzdžiui, yra, ar ne, kur jau sakė, gal reikės, gal operacijos, bet to nedarė, gėrė omega papildus ir skaidulus vartojo ir ta cista per metus sumažėjo per pusę. Buvo 5 cm, dabar 1,8 ant 2,5. Tai yra rezultatas. Tada dingsta alergija žmonės ir tada refliuksas dingsta. Cholesterolis pagerėjo. Kai tu matai rezultatą, negali tikėti ir negali sakyti, kad visiems placebas. Yra tikrai žmonių, kurie rimtesnės ligas susitvarkė. Negalim sakyti, kad susitvarkė, ar ne, kad jos dingo ir išgyjo. Tiesiog sumažino simptomus ir jie jaučiasi gyvenime daug geriau ir ta būklė gerėja. Ir yra buvę, kur moteriai visi sakė, kad placebas, ir jinai pagalvoja, gal rimtai čia. Tada jinai jų nebegėrė. Ir tada, kai vėl visi sugrįžo simptomai, sako, niekada nedarysiu pertraukos tarp šitų. Ir po to sako, aš geriau ir vaistus. Ir aš tikėjau vaistais, bet jie man neveikia. Tai kodėl ten placebas nesuveikia? Tai va. Geras. Vėlgi, omega 3, žinokit, yra ne tik ten ląsteliai reikalingi, bet yra ir žarnynai, nes žarnyno bakterijos, pavyzdžiui, pas mus yra omega 3 su polifenoliais, alyvuogių aliejus. Tai tos polifenolius valgo gerosios bakterijos.
Ir tos bakterijos, kurios valgo tą polifenolį, jos tuštinasi ir tom išmatom maitinasi kitos gerosios bakterijos, kurios turi irgi dauginasi ir jų bendruomenės turi būti irgi balanse. Ir kai nėra balanse, vėl yra sutrikimai žarnyne. Nu, čia labai daug. Aš žinot, čia jau biomedicina, kur aš irgi nenoriu ten gilintis daug, tiesiog žinau, kad tas yra reikalinga, žmonėms padeda ir, nu, ties tuo ir pamažu dirbu. Jo, galų gale žarnyne didžioji dalis serotonino yra. Taip. Ir tai svarbu, ką mes ten dedam. Taip. Nes nuo to ir emocijos mūsų gali priklausyti nuotaika. Taip, ir tas serotoninas nueina iki pat smegenų ašies, kuris irgi veikia, nu, vat, tą. Taip, būtent. Palaukit, jūs valgyti, tada serotoninas, triptofanas. Taip, jeigu valgom tenais žuvies, kiaušiniai, ankštiniai, grūdai, daržovės, organizme tada gaminasi triptofanas, kuris pereina kuris smegenyse virsta į serotoniną. Taip. Taip. Į tą smegenų ašį. Tai vat, labai svarbus maistas, ką mes duodam jam. O žiūrėkit, dažnai būna, kai ar nes sergam ir jaučiamės prastai, mes griebiamės kažko saldaus. O tas saldus naikina mūsų gerasias bakterijas. Arba nesaldaus, nu ką mėgstam, ar ne. Nežinau, ten kumpį rūkytą su druska kokia, žinai, irgi tas neduoda naudos ir, nu, tada nesigamina tai, kas reikia. Ir esam vėl klimpstam į tą tokį užburtą ratą, gilin. Jo, aš pastebėjau, nu, yra tikrai tas polinkis, kad jeigu kažkas nepavyksta tą dieną, ar nes, nu, kažkoks stresas yra tikrai, esu linkusi labiau į tą emocinį valgymą, bet jeigu vat, prisiverčiu, nu, susitariu su savim, kad pasigaminsiu kažką su daržovėm specifiškai ir pasidarau ir ten tiek spalvų yra ir mane jau vien tai labai džiugina, o po to pradedu dar valgyti ir tada taip suprantu, kaip gerai, kad aš susitariau su savim. Va čia ateina vėlgi tas dopaminas, apie kurį ir kalbėjom apie sportą, ar ne, kad irgi tas padėka sau, nu, vat, dėkos tas atlygis tas toksai irgi išsiskiria, wow, kaip gerai. Tai va tas rūpestis savimi, kuo geriau, tvarkingiau, jis irgi duoda tą. Toks teigiamas veiksmas. Taip. Kas dėl savęs? Taip. Aišku, ir dėl kito gali būti, taip. Kitų pasirūpinti irgi gali. Kad... Ir kai jisai sako, oi, kaip ačiū tau, kaip man dabar gerai. Ir taip. Ir tikrai daug prašnekėjom, daug įsigilinom į tai. Ačiū, Simona, kad buvai su mumis. Buvo smagu susitikti, susipažinti ir pakalbėti. Tikiuosi bus daugam naudinga, bent vienam, jeigu bus, tai jau bus didelis darbas. To ir siekiam. Taip, ačiū Jums. Šiandien kalbėjome apie kūną, bet iš tiesų kalbėjome apie rūpestį savimi. Apie tai, kad sportas ir mityba gali padėti, bet jie nėra stebuklas. Kad judėjimas gali tapti mažų žingsnių į priekį, bet jis neturi būti dar viena priežastis save kaltinti. Jeigu šio pokalbio išsinešite vieną mintį, tebūnie jį tokia. Pradėti galima nuo labai mažo žingsnio ir tas žingsnis turi būti iš švelnumo sau, o ne iš spaudimo. Tai pradedame su Kitokia realybė antrąjį sezoną. Ačiū, kad klausotės, kad domitės ir kad leidžiate savo girdėti temas, kurios ne visada patogios, bet labai svarbios. Nepamirškite paspausti like, subscribe ir pakomentuokite, koks jūsų mėgstamiausias receptas, kuris padaro jūs laimingą.